Tai viskas, einu atiduot raktą. Dar biškį pasitrinsiu miestą, eisiu link oro uosto ir važiuosiu. Skrisiu tai. Nu, išėjau dar biškį pavaikščiot. Tas raktus atidavęs palikau kuprinę, tai dar kol ten, kiek čia porą valandų turiu ir paskui reiks eiti. Tai čia į turgų atėjau dieną žiūrėti, kaip atrodo. Tai ką žinau, verda gyvenimas. Ištisai verda. شاتية بلدية شاتية بلدية. Aš galvau, kad tik vakare čia pas juos šitas veikia. Čia žiūriu. Ištisai. Gyvos mėsos. عاون يا بنيتي يا ابن عجور يعاونك الله. Bet vis tiek, ta higiena čia pas juos, tai, kad ir dabar čia šilta, 25 kokie, o viskas yra ant lauko, tiesiog be šaldytuvų, nu, va čia šaldytuvas. Bet šiaip tai daug kas belia kaip sumesta, tai nežinau. Kaip man ten tose viešbučiuose tai saugu, viskas gerai, bet va, jeigu taip gatvėje, tai nežinai, kas, kaip iki tavo lėkštės dakeliavo visas šitas maistas. Čia įdomu, kas per gyvūnas. Nes atrodo, tai kaip ryklys, bet aš aišku nelabai jau suprantu. Nu, man saulės tavo, nu visai, belia kas. Pamatyti įdomu, valgyti nenorėčiau. D'abord, on l'a déposé, il a pris ma carte nationale, je sais pas où il a été. Nu, čia tai tikrai viena geresnių kavinukė. Taip, nemačiau niekur, bet žodžiu. Nu, tikrai gerai, pusrytukai. Pusrytukai prie tokio vaizdo. Tikrai labai liuks idėja.
C'est gentil, hein. Nu, kas smagu, tai kasdien vienodai geras oras. Tikrai. Šito dalyko tai mums labai trūksta. Kai pagal orą nereikia nieko planuoti, nes visada geras oras. Kaip manot, originalas Gucci? Fotografai. Workout pause. Turn left toward Boulevard des Forces Armées Royales, N1. Nu va, ir aeroporte Tanžir. Iki skrydžio net 2 valandų neliko, 2 skrydžiai vietiniai, o jie nedirba dar. O paskui visus grūs per skubėjimą keisti tikrai. Domestic flight, žodžiu, vietiniai skrydžiai kol kas neveikia. Arba jie žino, kad vėluos, viens iš dviejų. Workout resumed. Atrodo, kaip kokia žvaigždė atvarytų. Iš kur čia tų žmonių tiek, kad žiūrėk, nesuprantu. Tikrai tai mėgau, čia tikrai kažkokia gal leisis. Nu, aš ne žvaigždė, tai dingstu.
Oi, kaip būtų normalių viešbučių čia. Vėl nenoriu blūdyti į tos riadus, bet tikiuosi Fese bus normalių viešbučių. Nes visai neturiu noro. Čia. Jo, šitas. Žodžiu, vėl kambarys kaip kambarys, nieko blatno, nežinau. Langas į vidinį pasaulį, nei lauką, bet kondiškiai yra. Ir ką, nu šiaip tvarkinga, matosi iš žmogaus, iš tikrųjų, iš to šeimininko. Iš to šeimininko matosi, kad viskas normaliai. Toks išprusęs mato žmogus. Vėl šitie, čia jų tradicija tokia. Tai va, tai žodžiu, viskas sakė rytoj, pasą rytoj, viską rytoj, mėgot sako. Nu vien, dabar kiek čia yra, daug nemažai. Gerai, viskas. Tai labanakt. Čia dabar biškiai kalbėsiu ant ekrano screenshoto ir nenustebkit, kad dubliuosis, nes gausiai rašiau, plema gal ten 5 minutės kalbėjau ir nežinau kodėl, bet man neleidžia įkelt vientiso. Nežinau, kas jam tai nepatiko, kažkas tai tipo ne tas formatas, ar kažką gal parodžiau, bet žodžius sukarpiau po minutę. Ten vėl netiko, nu žodžiu, tai truputį ten viens ant kito užžeidinėja, nes nežinojau tiksliai kur kas ten kame. Žodžiu, tai bet esmę suprasti, tai įrašau tokį interpą, kad suprastumėt, kad čia ne tiek klaida, kiek nebenoriu iš ten gilintis, kur tas sekundės, kad, žodžiu, suprasit, ką kalbu, esmė ir viskas bus normaliai. Tai ką įsimaudžiau, atsiprašiau, realiai kaip gera, čia tokios storos kaldros, kondiškiai ir storos kaldros, mano tų dėkučių, kaip mane užnešė, kai būna tik paplodė. Nu, tik kaldra. Tai žiauriai gera, labai fainas atrodo tas žmogus. Geri atsiliepimai, tai tikiuosi, kad pusryčiai rytoj bus. Šiandien nieko per daug gero ir nenufilmavau, nes labai daug praleidau oro uoste, o ten oro uoste, ką ten dabar filmuosi. Ėjau ir oro uoste, praleidau. Nu, eilinį kartą daug ėjau, parkauti. Tai vėl 25 kg. Vėl persimetė diena, nes dabar gaunasi plauks 7. Ne, tai pradėjau čia eiti. Tai va, 25 kg šiandien vėl nueita. Kažkaip šiandien neturėjau nuotoks 7. Ne, tai pradėjau čia eiti. Tai va, 25 kg šiandien vėl nueita. Kažkaip šiandien neturėjau nuotoks, nežinau, nei ten kažką rodyti neturėjau nuotokus, nei eiti neturėjau nuotokus. Pavarkau gal. Dar svarščiau gal tą Fesą spjauti ir visgi mašiną nuomotis važiuoti į tas dykumas, bet čia prasme rytoj ir dar reikia pagalvoti, aišku, čia, nes čia tie skrydžiai tai irgi užknisa, čia tada skrendi, vis tiek lauki, čia tų launchų nėra šituose oro uostuose, tai nėra tokio, kad žinai kažkoks fainumas būtų, tai tik tiek, kad toks jau, kaip jau tik nuvarai, nuskrendi vėlaini. Gali ten, aišku, tais taksais važinėti, bet tai, žinai, vis pasinaudoji progą biškį kažką pamatyti tikslingai, kai eini. Nes rytoj Fesą vėl nuskridus, ten gaunasi atstumas. Noriu važiuoti į tas dykumas, bet čia varsime rytoj ir, dar reikia pagalvoti, aišku, čia, nes čia tie skrydžiai tai irgi užknisa, čia tada skrendi, vis tiek lauki, čia tų launchų nėra šituose oro uostuose, tai nėra tokio, kad žinai kažkoks fainumas būtų, tai tik tiek, kad toks jau, kaip jau tik nuvarai,
nuskrendi vėlaini, gali ten aišku tais taksais važinėti, bet tai, žinai, vis pasinaudoji progą biškai kažką pamatyti tikslingai, kai eini, nes rytoj Fesą vėl nuskridus, ten gaunasi atstumas nuo oro uosto, o nėra oro uostas, kad mieste būtų visiškai, tai vėl reikaliukai, nežinau, dar sakiau, pagalvosiu rytoj per pusryčius, bet šiaip tai biškai tingi veltis, tas mašinų nuomas ir taip toliau, gal tik tai man pačiam būtų įdomiau, nes tie miestai truputį kaip ir atsibodo, ką žinau, nežinau, nesvarbu. Gerai, dabar jau tikrai labanakčiai, nieko blatno, nieko daug, nieko įspūdingo, nes ėjau skridau, rytoj turbūt irgi, ir tik tiek, kad Marakešė vėl esu, tai Marakešė vėl kažką naujo pamatysiu, nes toks planas ir buvo, kad Marakešė per daug nesitrydė anksčiau, nes vis grįšiu ir tada dabar iš Feso vėl grįšiu tada pagal planą ir tada skrisiu jau namo, bet ir vėl Marakešė biškį pabūsiu. Tai ir užteks to Marakešo. Bijau, kad tas Fesas nebus toks įdomus, tai va dėl to supastau tą mašiną gal imti į tas dykumas, bet į tas dykumas važiuoti viena diena važiuoti ir viena diena grįžti. Tai 2 dienas išsimeta vien važiavimą, nes ten 9 valandos kelio iki jų kažkokį Merbahau, kažkoks tai miestelis, dabar neatsimenu tiksliai. Gal galiu pažiūrėti. Tai va, tai jeigu aš čia įsivaizduoju, kas iš vis durnai žiūrėk, buvau čia va ten gyrė, skridau dabar čia, kur dabar esu, ir dabar vėl skrisiu rytoj į Fesą, tai vos negalėjau iš Tanžyro į Fesą važiuoti, bet, prasme, kaip pirkau, tada tai netrodė, o tas miestelis, tai va, kur Marakešas, tai yra Merzauga. Tai čia yra jau tos dykumos. Jo, kažkokios. Tai va, bet sakau, realiai tai čia Merzau. Nuo manęs dabar jos yra už 600 km, 9 valandos važiuoti. Realiai visą dieną važiuosiu, ir visą dieną grįžti. Tai čia nieko nelieka, nes rytoj važiuočiau, 3 dienas ten pabūčiau. 3 dienas pabūčiau, jeigu viskas gerai. Pagalvosiu, žodžiu. Gal variantas, gal ne variantas. Pamastyti reikia. Aišku, čia dar ant kuro dar kokie 200 eurų gausis kuras nuoma mašinos. Ar čia verta? Tai nežinau, gal neverta, gal reikia nesidraskyti ir pasilikti kampą. Pagalvosiu. Gerai, žodžiu, viskas labanaktis, čia dabar jau nieko svarbaus.